Sveiki, čia Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir šiandieną noriu papasakoti Jums apie labai įdomų filmą ir pavadinimą uždėjau apie biblijinius išgydymus, tai pagalvoju, kaip žurnalistė gal jis labiau pritrauks žmonių, nes jeigu būčiau parašius apie meditacijos gydomąją galią, galbūt būtumėm kai kas ir praleidę. Taigi, praėjusią savaitę, tie, kas žiūrite tiesiogiai, tai praėjusią savaitę įvyko pasaulinė dokumentinio filmo Source, It's Within You premjera. Lietuviškai tai būtų šaltinis, jis yra jūsų viduje. Ir šis filmas sukurtas Inner Size mokslininkų grupės, mokslininkų fondo, atskleidžia tokius novatoriškus daktaro Joe Dispenzos, kuris yra meditacijų autorius, daugelio knygų autorius, mąstytojas ir galbūt šis vardas jums daugam yra žinomas. Tai žodžiu, jo atradimus ir tyrimus, kuriuos būtent atlieka mokslininkai, ar ne? Ir galbūt pirmą kartą istorijoje taip nuosekliai ir nuodugniai buvo atlikti reikšmingi tyrimai, kurie leidžia mokslui ištirti, kas nutinka mums, kai mes užsimerkiame, einame į vidų ir prisijungiame prie šaltinio, Dievo ar kaip mes tai bepavadinsime. Taikydami tuos pačius farmacinius protokolus, kaip, kuriant kažkokius medikamentus ar ne, Kalifornijos universiteto mokslininkai ištyro tūkstančius žmonių įvairių, kaip platformą naudodami Joe Dispenzos meditacijų stovyklas ir tą bandymų vietą. Ir patys filmo kūrėjai sako, kad šis filmas yra, ne tik filmas, tai daugiau negu filmas, tai yra judėjimas šaltinis, prie kurio jie kviečia prisijungti visus žmonės ir dalintis šią informaciją su kuo daugiau žmonių, kad tai galėtų pamatyti mūsų šeimos, mūsų artimieji ir kad mes galėtumėm savo padėti. Šiame dokumentinėme filme, nuorodą aš įkelsiu, yra pakankamai interviu, liudijimų, dokumentuotų tyrimų, nuotraukų, skaidrių, įrodančių gydomąją meditacijos galią. Visi tiriamieji, kurie meditavo, tvirtino meditacijos metu išgyvenę gilius jausmus ir ypač nenusakomą meilės jausmą, laimės, ramybės, laisvės pojūtį, dažnai užmerktose akise, nors jie buvo užsimerkę, matydavo labai ryškią šviesą ir kartais juos krėsdavo drebulys. Bet įdomiausia dalis tai yra liudijimai, dokumentuoti liudijimai. Kaip meditacijos metu išnykdavo kamieninės vėžio ląstelės, kaip sunku net ištarti tos žodžius, bet ataugo skydliaukė ir pradėjo funkcionuoti, kaip buvo tiesiog cistinė fibrozė, tokia genetinė liga nugalėta ir pasakojo kai kurie dalyviai, pavyzdžiui, vienas iš dalyvių toks Čarlzas, pats yra jis gydytojas, tai jis liudijo filme, kaip prieš keletą metų jam buvo diagnozuota onkologija, vėžys ir apie 40% kaulų, čiulpų, ląstelių buvo vėžinės ir liga sparčiai progresavo toliau. Tačiau po 7 dienų meditacijos stovyklos ir ypač
Visa tai, kaip jis sako, atsitiko tą kartą, kai medituojantys žmonės buvo, suskirstyti. Kaip sakyti, vienas gulėdavo vidury, o grupelė žmonių dėjo ant jo rankas, buvo susijungę, siuntė sveikatą. Ir būtent tuo metu jis išgyveno tą meilės jausmą ir akise matė šviesą ir tik grįžus iš meditacijos, jo gydantis gydytojas atliko tyrimą ir tyrimas užfiksavo, kad nėra jokių vėžinių ląstelių. Tie dalykai tokie, kuriuos mes galėtumėm vadinti kaip stebuklų, iš tikrųjų yra dabar moksliškai įrodyti. Mokslininkai žmonės tyrė prieš meditaciją, po meditacijos, uždėdavo jiems visokius ten prietaisus, kad galėtų stebėti elektromagnetinės bangas, impulsus, tyrė kraujo plazmą, kas vyksta kraujyje, kai žmogus panyra į gilią meditaciją. Ir visa tai pirmą kartą yra šitaip tvirtai moksliškai užtvirtinta, kaip mūsų mintis kuria materiją. Ir iš dalies šie tyrimai iš dalies demistifikuoja daug tokių stebuklinių išgydymų, biblijinių išgydymų, ar ne, jie turi mokslinį pagrindą. Kita vertus, tai parodo, kad mes esame sutverti, mūsų tokia vartojimo instrukcija, mes esame sutverti meiliai, laisviai ir tikėjimui, harmonijai, ramybei, pasitikėjimo. Ir įėjęs į tą būseną, žmogaus kūnas ir psichika, jie tiesiog ima sveikti. Man kaip krikščioniai buvo įdomu labai sulyginti su biblijiniu turiniu ir palyginti su tokiom frazėm, ar ne, su Jėzaus ir apaštalų darbais, kaip jie gydė ligonius, ir tokiom frazėm, tokios frazės, kaip jūs darysite dar didesnių stebuklų, arba jūs dėsite rankas ant ligonių ir jie pasveiks, arba moterie, tavo tikėjimas išgydė tave. Tai absoliučiai įrodo, tokį mokslinį visų šių išgydymų poveikį ir kaip yra svarbu išbūti prisijungus prie šaltinio, prie dieviško savo esybės. Kita vertus, iš kitos pusės, kaip sakyti, antra vertus, jeigu ši harmonija, meilė, meditacija mus gydo, tai priešingi dalykai, tokie dalykai, kuriame mes gyvename kasdien, šiuolaikiniai žmonės, stresas, pyktis, agresija, susipriešinimai, pavyduliavimai, apkalbos, keiksmažodžiai, negatyvios mintis apie kitus ir ypač apie save, kasdien žudo mūsų kūną ir psichiką, daro mus pažeidžiamais, silpnina mūsų imuninę sistemą, daro mus pažeidžiamais virusinėms infekcijoms, lėtinėms ligoms ir, trumpina gyvenimą. Kalbant apie virusus, vėl artėja virusų sezonas ir būtent šiame filme aš pamačiau tyrimus, kuriuos buvau tiesiog užtikusi prieš keletą metų, bet dabar jie buvo labai dokumentuoti ir paaiškinta, kodėl ir kaip tai vyksta, kai koronaviruso metu gydytojų grupė buvo panardinta į gilią meditaciją, kas mane sekate, aš esu jau kalbėjus apie tai, ir tiesiog stebėta, kas vyksta ląstelėje, kas vyksta kraujyje, ir matoma, kaip virusas ateina prie ląstelės, bet į ją nepakliūna. Jis tupi ant jos viršaus, jis negali įeiti į ląstelę, nes ten tam tikras baltymas yra eliminuojamas. Tuo tarpu nemedituojančių žmonių grupėje virusas ateina ir kiaurai praeina į ląstelę.
Tai va čia ir visi tie tyrimai yra dokumentuoti, moksliškai įrodyti, patvirtinti. Na ir kai tai sužinai, kaip aš mėgstu sakyti, nebegali atžinokti atgal. Ir koks dabar mano šio video tikslas, tai yra tai, kad noriu pasidalinti informaciją su jumis. Šis filmas buvo keletą dienų, keletą parų rodomas nemokamai, bet aišku, dabar jį raginama ir aš rekomenduoju įsigyti už auką ir turėti visą gyvenimą. Galima būtų pasidalinti su savo šeimom, savo artimaisiais ir tiesiog įvesti, apie tai mąstyti ir, kaip sakyti, turėti tokią nemokamą gydytoją savyje. Taigi, kas meldžiatės, dabar melskitės kitaip, kas medituojate, medituokite su didesniu tikėjimu ir pirmiausia, saugokime savo mintis, nes jos gydo ar sargdino. Atsiribokime nuo tų nesąmoningų, visiškai nereikalingo triukšmo, baiminimo, supriešinimo, nes tai pirmiausia kenkia ne kitiems, bet mums patiems. Ir, kaip sakoma, ramybės jums. Filmo nuorodą įkelsiu po šiuo postu. Įrašas, kaip ir visi kiti mano įrašai, yra įkeliamas į YouTube kanalo Sveikatos žurnalistė. Taip pat matysite tinklaraštyje sveikatosžurnalistė.lt. Tai sekite, žiūrėkite, įsigykite šį filmą, o toliau jau tikrai rasite pakankamai informacijos. Ir ką, sveikime naciją kartu. Tiek žinių šiandien. Čia buvo Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Būkite sveiki ir palaiminti.